2005 metais Lietuvoje startavusi pilietiškumo mokykla šiais metais aplankys net 22 Lietuvos miestus, tarp jų ir Dzūkijos sostinė. Penktadienį Alytaus miesto savivaldybėje jaunimas imitavo tarybos darbą, buvo išrinkta taryba, komitetų simuliacijoje vyko debatai svarbiausiais jaunimui klausimais, praneša Daina Baranauskaitė. Šiandien nuo ankstyvo ryto Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje įprastai dirbančius tarybos narius pakeitė jaunimas. Alytiškiai prisijungė prie daugelį Lietuvos miestų vykstančių pilietiškumo mokyklos renginių. Savivaldybės tarybos darbo simuliacijoje jaunimo laukė veikla komitetuose. Komitetų pagrindu simuliacijoje vyko debatai svarbiausiais jaunimui klausimais. Jaunimas prabilo apie konkrečias problemas susijusias su miesto įvaizdžiu, švietimu, kultūra. Buvo iškelta netgi tokia problema kaip mažėjantis gyventojų pajamų mokestis. Viena iš didžiausių problemų mažėjantis gyventojų pajamų mokestis. Santykinai, kuris priklauso nuo gyventojų skaičiaus mieste ir nuo jų atlyginimų dydžio. Tai tikrai mes iškeliame šitą tikrai problemą kaip aktualiausią ir siūlėme tam tikrus sprendimo būdus, kuris vienas iš jų būtų ekonominės zonos kūrimas klasterio principu, kada Alytus skatintų tam tikrų IT technologijų kūrimą, technologijų mokyklas, ir tos technologijų mokyklos bendradarbiautų su verslo sektoriumi, su pramonė. Alytaus jaunimas į svečius buvo pasikvietęs Seimo narį Roką Žilinską, kuris papasakojo apie darbą Seime, apie pilietiškumo svarbą. Bandė paneigti mitus, kad į politiką veržiamasi tik dėl šiltų vietelių ir interesų. Agitavo jaunimą jau dabar domėtis savo valstybės valdymu, dalyvauti šiuose procesuose. Partijos nėra darbo birža. Partijos neturi būti įrankis susitvarkyti saviems reikalams. Partijos turi būti skirtos bendrai geroviai. Galbūt požiūriai, kaip sukurti tą bendrą gerovę, gali skirtis. Dėl to partijos turi skirtingas pažiūras. Alytaus mokyklų ir gimnazijų moksleiviai paruošė pasiūlymų rezoliuciją, kuri bus įteikta Alytaus miesto merui Jurgiui Krasnickui.